Mūsų atplyšusiam garaže dar vienas bachūras, linkėjimai Sigitai, ir šiandien mes vykdysim poliravimo darbus. Kol dažosi automobilio keli elementai, tai yra priekinis galinis bamperis ir variklio gaubtas, mes atliksim kėbului 4 etapų poliravimo paslaugą. Ir galutiniam variante dar pridėsime nano dangą visam kėbului. Rotacinė mašinėlė avikailis. Poliravimo pasta pirmas žingsnis. Ir pirmin, pradedam nuo sudėtingų detalių. Iš mano patirties kalbant, tai yra stogas ir variklio dangtis. Pačios atingiausios automobilio detalės. Tai nuo jų ir pradedam. Variklio dangtis dažosi, o stogą reikia poliruoti. Antras etapas – poliravimo paslaugos. Antras poliravimo žingsnis. Po kelių momentų poliravimo atsiranda purvas ant avikailio. Kaip jį greitai nuvalyti? Tai mano labai paprasta metodika ir manau, kad tai yra nepaslaptis ir tai daro visi. Nuvalom perteklius ir dulkes. Pabaigiam su priekinėmis dulimis, pereinam prie kairės pusės galinių durų, vėl antro sluoksnio pasta ir pirmin. Trečias etapas, keičiamas avikailis ir trečiojo etapo poliravimo pasta. Užnešame ant avikailio paviršiaus ir tęsiami poliravimo darbai. Poliravimo užbaigimui keičiam poliravimo mašinėlę, poliravimo padą bei poliravimo pastą. Uždedam kelis taškelius ant poliravimo padą ir užbaigiam kėbulo poliravimą. Linkėjimai Sigitui ir paskutinis patepimas – nano danga. Na kągi, grožio procedūros pasibaigė ir bratanas grįžta į šeimą.